Sveiki, sveiki. Ačiū, kad stebit mano kanalą, prenumeruojat, ačiū, kad spaudžiat patiktuką, ačiū, kad komentuojat, kuo nudžiugins mūsų rytojus. Greitai jums pasakys mano gražios kortos, labai gražios šitos kortos, labai svajingos. Įsirinkit, kurią mėgstat ir aš skaitau. Taip ir jūs. Pirmasis variantas. Aiškiai, arba norit keliauti, arba planuojat kelionę, arba jau keliaujat ir tuo mėgaujatės. Jūs jau seniai norėjot kažką pakeisti, kažkur pasiplaukiot. Tai gali būti kelionė ir net netikra kelionė, o kažkoks pasikeitimas jūsų gyvenime, kažkoks mąstymo pasikeitimas apie kažką. Arba net baldų perstumdymas jūsų kambarį. Gali būti ir taip. Bet greičiausiai, kol dar vasara, ruduo, bet dar taip šilta, jūs norėsit pakeliauti ir savaitgalis arti, ir jūs būtinai kažkur išvažiuosit, nuvažiuosit, apsidairyt, pasimėgaut, pasivaišint, pasilinksmint, kaip, tokiu burlaiviu. Burlaivio jūs, aišku, negausit ypač tokio, nors ką aš žinau, gal kas nors ir burlaivį sutiks. Beje, mariose puikiausiai pilna burlaivių. Tai aš čia tokia tamsi ir seniai burlaivių plaukiojau. Tai va, tai eikit ir pasimėgaukit kelionę. Ar tai kelionė burlaiviu, ar pėstute, ar automobiliu, ar lėktuvu. Kelionė jūsų laukia. Jūs jį labai būtinai pradžiugins. Tai čia yra tokia linksma korta, kai jūsų galvoje atsiranda tokių, sakyčiau, įtartinų minčių, kokių jums pirma neateidavo į galvą, arba jau seniai buvo atėję, kad jums reikia persirengti, pasižaist, pasišnekėti su paukščiais, kad jums tarytum šita tokia tikra tikrovė šiek tiek jūs vargina. Jūs norėsit išeiti į fantazijas, į mintis, galbūt sugalvosit ką nors parašyti, aprašyti. Gal, tiesiog pasivaikščiot ir paklajot ne tik po apylinkės, bet ir po savo mintis. Kad jums laikas kažką truputį pakeis savo gyvenime, kažkokiais dalykais pasimėgaut, kuriais bijojot pasimėgaut. Žodžiu, tokia keista, bet labai maloni mintis. Ir tai gali būti apie bet ką, apie tai, kad jums jau reikia naujo automobilio, apie tai, kad reikia naujų rūbų, ar apie tai, kad jums reikia nuvažiuoti į prekybos centrą ir ten galbūt jūs rasit kokį naudingą daiktą, o gal sutiksit naudingą žmogų. Bet tai viskas yra galvoje, bet ir ta mintis jūs džiugina. Vien mintis, kad jūs galit padaryti kažką naujo įdomaus, kažką padovanot savo netikėto, jūs jau džiugina. Tai visiškai minčių korta, bet viskas prasideda nuo minčių. Tos mintys bus geros ir jos pildysis truputėlį vėliau. Bet nudžiugins jau dabar. Taip, čia šitam variantui teks
pažongliruoti savo pinigais. Na, jum pinigai čia ateina, čia išeina, čia ateina, čia išeina, jūs taip ir darot, jūs ir žaidžiat. Jum tai tarytum stalo žaidimas. Jūs savo pinigus paskaičiuojat, paplanuojat ir gerai darot, kad planuojat, bet jie keliauja, jie vaikšto, ateina, išeina, čia reikia tą sumokėti, čia atėjo iš anos pusės, jau buvot pamiršę kažkokią skolą, jinai atsirado, o tuo pačiu kažkur reikia ir sumokėti. Ir jūs mėgaujatės savo pinigėliais tokiu būdu. Jūs tarytum ir neuždirba daugiau už kitus, tarytum ir tos jūsų pajamos nėra tokios grandiozinės, bet jūs gyvenat puikiai, jum nieko netrūksta, jum visko užtenka ir jum patinka šitas žaidimas. Pinigų žaidimas. Labai gerai. Ketvirtasis variantas tai toks galingas, energingas karalius, ugningas, aistringas. Jūs rytoj degsite norų kažką tai veikt, kažką nuveikt, įtikint kitus žmonės kažką daryt. Man net pačiai neužtenka energijos dar po kelionės apsakyti tai, kokie jūs būsite energingi ir kaip jum degs viskas rankose, kaip viską jūs darysit šauniai, greitai, puikiai. Jūs džiugins kiekviena jūsų dienos minutė. Jūs aistringai veiksit viską. Jūs patiksit visiems, jums patiks viskas, visi jūsų klausys. Jūs turėsit galią, valią ir mėgausitės šitą savo galią. Nepamirškit jos, nepamirškit savo šitos galios ir energijos, jūs ją galit naudotis kasdien. Žinoma, kad tai jūs pradžiugins.